Sveiki, chebrytė. Ką, ir vėl mes ant Kauno marių. Oras šiandien geras, vėjas silpnas labai, tai naujų vietų sugalvojau paplaukėt pažiūrėti. Senai jau buvau, tai bandysim, žiūrėsim, kaip čia seksis. Naujos vietos, aišku, kaip visada, sunku rasi, nerasi, čia jau kaip pasiseks. O kaip seksis, matysim toliau. Kai chebrytė vienas ir gumą visą šešetuką susivarvolino. Reikia operuoti. Viską pradedu filmuoti. Tada einam filmuoti, kaip pagauni. Nedidelį. Ketvirtas, bet nedidelį visi tokie. O, kur tavo antras kablys. Kiek kibelioja iš 8, jo 4, ne 3 iš 8, ketvirtas šitas. Vienas padarė tokį reikaliuką per nedasiekė iki kablio, nes neusiekdavo, jis kažkaip kertų, pasitraukė, atsikabino, neusiesta, tai dabar susidėjau didesnius kablius. Ir biškį pasilginau pavadėlį į galą. Tai kol kas dabar nebuvo nei vieno prašauta. O iš pradžių iš 5 vienas buvo, paskui tik tai iš eilės. Ką man toliau ieškoti? Opa. Eik tu, na. Eik tu, na. Bet toks kibimas, net jokia buimt nebuvo. Ir sustabdė gumą, net nekalė jisai. Jo, papa. Nusileido, jau antrą kartą nebeseks jisai. Balia. Reik pasidaryt kovos, nieko nebus. Ai.
Oi, susisuko. Penktas starkiukas. Bet vis tiek skaudu iš 10 kibimų 5. Ai. Bet aktyvus, kapoja, bet... Ką, chebrytė, liko 3 minutės, krepšinis prasidės, reikia įsijungti krepšinį, pasižiūrėti dar. Nu ką, ir baigiam. Kiek čia turim 11 valandų. Tai nuo pusės 6 iki 11, skaitau gan neblogai, iš viso 18 kibimų ir 12 realizuotų. Didelių nepasitaikė, didžiausias gal šiam 3, toksai iki šiam 5, bet didesnių nebuvo. Bet aktyvus, kerta, kala, viskas gerai, kol kas nebedaug liko, kiek čia dar mėnesiukas nepilnas ir baigsis ir starkis. Tai tiek.